Taip, jūs nesuklydote. Tai dainininkė Aistė Pilvelytė. Ji sutiko būti mūsų akademijos mokinė. Vilnietė vairuoja automobilį jau 12 metų. Ir vairavimo instruktorius. Automobilis jo rankose ir dainuoja, ir šoka. Per 20 metų praleidęs automobilių lenktynėse, vilnietis Henrikas Kasakauskas automobilininkams puikiai žinomas Bocmano pravardę. Labas, Aistė. Labas. Aš esu Henrikas, vairavimo instruktorius. Labai malonu. Norėčiau pabandyti jūsų vairavimo įgūdžius. Prašom. Matau, vairuojate prašmatnų automobilį. Taip. Bet siūločiau pabandyti su kitu. Šiek tiek prastesnių, tokių biškį liaudiškų. Volkswagenas. Gerai, aš manau, puikiai irgi mašina. Galim pabandyti? Ar sutinkate pabandyti? Nu, kas belieka? Tai pirmyn. Norėčiau, kad atsisėstum, kaip tu vairuoji kasdieniškai, prisisektum dirbim. Ir mes pažiūrėsim, kaip viskas tai atrodo. O, krasiau. Čia dirbim. Bet reiškia, ką mašina reiškia? Labai daug išsitraukiau iš jūro. Ar miestą, ar užmiestį. Visą laiką, viena akis turi žiūrėti priekį. Ar vaikas išbėgtų. Šaunolė. Dabar žiūrėk, dėmesio, artėjam. Dabar tu turi įsiminti, kaip mes važiuosim. Vartai. Su slidėm slidiniai? Ne, nemėgstu. Viskas aišku, gerai. Važiuojam, vieni vartai, tiesiai. Į kairę kiti vartai. Čia bus tipo slalomas. Į kairę per kitus vartus. Į dešinę per kitus vartus. Gerai. Į kairę. Ir vinkiuok. Gerai. Gerai. Gali greičiau važiuoti, ne tavo mašiną. Gerai. Gerai. Trečią pavarą. Paus gaziuką. Iki dugno varu. Iki dugno. Gerai. Padaryk vėl tą kilotuką. Važiuojam keliu. Tu, kad labai blogai pradėjai. Važiuojam. Kad tai blogai? Ne, paskui papasakosiu. Vyrai taip vairuojama. Ai, vyrai, nereikia pasakoti. Kažką darau blogai? Ne? Aš kažką blogai darau. Aš kad įsiminčiau, žinai. Tu šiaip pastoviai, dar nieko kol kas gerai nedarė. Tu dainavai super. Kol kas gausi dėlmių daug. Gerai. Kirpyklą taip gali važiuoti. Teatrą. Ramiai atsipūsti. Aš miestą žinau, visus linkiu. Čia yra dar geras dalykas. O jeigu aplenki vyrą? O, vaikeli. O yra tokių, kurie labai supyksta. O, kiek kartų lipa iš mašinos, kiek kartų trenkia veidrodžius. Taip, kaip tu jau čia aplenksi. Kaip moteris vyrą. Negalima. Greitėjam, matai, tiesiai. Žiūrėk visą laiką 300 metrų priekį. Sekančią pavarą. Važiuojam, dar pasakysiu. Dabar stabdyk. Nežinau. Man atrodo, klaidų labai daug pridariau. Nežinau, kaip mane instruktorius vertins, bet aš vis tiek gerai vairuoju. Pasibandėm su Aiste apvažiuoti kelis ratus mūsų žymioji sportiniai Kačerginės trasoje. Pasižiūrėjau jos gebėjimą vairuoti. Jinai tikrai neblogai vairuoja. Tartum tautybinama kūrą kažkieno. Darant staigesnius posūkius, Aistės nugara atitrunka nuo sėdynės ir jinai tampa tarpsi keleivė automobilio. Kadangi ne jį vairuoja, o tik laikosi už vairo.
važiuojant staigiuose posūkiuose, aš pajaučiu, kad Aistė neteisingai sėdi, kadangi ten reikia biški daugiau fizinio darbo, o norint tą saugiau ir tiksliau atlikti, vairuotojas automobilį turi jausti pagrindinius taškus. Jo nugara turi būti atsirėmus prie sėdynės, jis turi jausti sėdynę, kairė koja turi būti atremta į kairę mašinos apačios dalį ir abidvi rankos turi laikytis vairą. Padarius mūsų pirmą bandymą, aš nusprendžiau, kad mums reiktų dar šiek tiek padirbėti, o gal ir ne šiek tiek, kad gražiai ir saugiai vairuoti. Ar tu sutinki? Aš sutinku ir aš labai stengsiuos, nes labai noriu išmokti taisyklingai vairuoti. Reiškia, mes dar padirbėsim.